Sveiki. Aš esu Lina Balsė, Soma kvėpavimo terapijos instruktorė ir noriu užduoti klausimą ir pakviesti jūs susimastyti. Mano senelis amžinatilsį yra pasakęs tokią frazę, kad mums per gyvenimą numatyta mašiną žemę suvalgyti. Nelabai supratau logikos to išsireiškimo ir kodėl mums reikia žemę valgyti, bet kalbant apie kitą kategoriją, apie kvėpavimą, yra pakankamai daug nuomonių, jog mums yra numatytas tam tikras įkvėpimų skaičius. Ir tokią išvadą padarė stebint gyvūnus. Ilgiausiai gyvenantys gyvūnai kvėpuoja lėčiausiai. Trumpiausiai gyvenimo trukmę turintys gyvūnai kvėpuoja labai tankiai, labai greitai. Tarsi visiems duotas vienodas įkvėpimų skaičius, bet vieni jį išnaudoja greitai, kiti lėtai. Vėžlys kvėpuoja lėtai ir gyvena labai ilgai. Kokia nors pelytė kvėpuoja labai greitai ir gyvena trumpai, bet jeigu paimsime pliką į kurmį, kurį pamačius išsigastume, kuris gyvena gana giliai po žeme, jis kvėpuoja labai lėtai. Ir skirtingai nuo savo visų gretutinių rūšių gentainių, pusbrolių, sakykime taip, jis gyvena nesulyginamai ilgesnę laiką. Ir kažkada man pasidarė smalsu palyginti savo ir vyro kvėpavimo greitį, tempą. Ir telefone pasiėmiau, įsijungiau laikmatį, šalia žadintuvo jis yra. Ir paleidau eiti ir mes skaičiavome savo įkvėpimus ramiai atsisėdę ant sofos. Tai yra ramybė, koks mūsų kvėpavimo dažnumas ramybės būsenoje. Man tas klausimas kilo todėl, kad jeigu atsigulam ir aš padedu galvą jam ant krūtinės, jo tankesnis kvėpavimas ir širdies ritmas tarsi išbalansuoja mane ir aš tokiu tempu kvėpuoju tik didelio streso, nerimo ir panikos būsenoje. Todėl man įsijaučiant, susijungiant su jo kvėpavimu, mane pradeda imti nerimo būseną. Ir mes suskaičiavome. Aš įkvėpiau, iškvėpiau 6 kartus per minutę, atsipalaidavusi ramybės būsenoje, o jo kvėpavimas buvo 17 kartų per minutę. Jogai savo mantras turi sudėliotas taip, kad jas giedant kvėpavimas susiderina maždaug į 6 įkvėpimus per minutę. Tai yra 5-6 įkvėpimai per minutę yra optimalus tas magiškas ritmas, kuris subalansuoja nervų sistemą. Jeigu mes kvėpuojame, jeigu pabandysite kvėpuoti taip intensyviai, iš karto pradėsite jausti, kad kyla nerimo būsena ir jums pradeda trūkti oro. Ir tada dar labiau norisi traukti oro. Aišku, nerimo būsena automatiškai paskatins štai taip kvėpuoti. Ir apėmus nerimo būsenai, kai prasidėjo karas, mane pradėjo vakarais kamuoti nerimas ir susidėjo daug kas. Susidėjo daug kas tuo metu ir atrodo vakare, kai atsiguli, gali atsipalaiduoti ir kvėpavimas turėtų iškart sulėtėti. Bet aš vos tik atsiguldavau vakare miegoti, pajusdavau, kad man trūksta oro ir aš kvėpuoju ir negaliu atsipalaiduoti. Be abejo, aš įtraukiau į savo vakaro rutiną labai giliai atpalaiduojančius eterinius aliejus, bet taip pat aš negalėdavau užmigti tol, kol nesureguliuodavau savo kvėpavimo, nes pats kvėpavimas, negaliu jo sustabdyti, man trūksta oro, bet kuo daugiau kvėpuoju, tuo daugiau jaučiu nerimą. Tokį fiziologinį nerimą, nors atrodo apie nieką nemaščiau ir lyg ir buvau pasiruošusi nurimti atsipalaiduoti. Aš įsijungdavau savo Soma kvėpavimo muziką. Jeigu aš bandydavau pati skaičiuoti, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 iškvėpti, tas neveikia. Tiesiog trūko oro, bet muzika su visais binauriniais dažniais padėdavo man sugrąžinti teisingą kvėpavimo ritmą. Soma kvėpavimo muzika specialiai su parinktu ritmu, kuris tikslinga turi poveikį nervų sistemai, yra vienas iš pamatinių akmenų šitos terapijos. Tai yra galimybė paleisti įtampą, paleisti streso būseną
ir grįžti į harmonijos būseną. Kitas variantas, jeigu jaučiate nerimą, paniką ir oro trūkumą, ką galite padaryti. Bent jau mano patirtimi man nepavykdavo tiesiog sulėtinti kvėpavimo, nes kvėpuoti vertė oro trūkumas. Bet jeigu aš sulaikydavau kvėpavimą įkvėpus ir palaukdavau ilgėliau, kol atsistato CO2 kraujyje ir išsiplečia kraujagyslės ir pagerėja deguonies įsisavinimas į ląsteles, tada galėdavau paleisti, iškvėpti, ne per ilgai laikius, tiesiog kol praeina tas toks nerimo būsena. Ir kvėpavimas grįždavo į visiškai sveiką, normalų ritmą ir būseną taip pat. Tad galbūt šitas patarimas jums padės. Jeigu neišeina iškvėpus, kas būtų idealu sulaikyti kvėpavimo, kvėpimo, va tokia chaotiška būsena, pamėginkite įkvėpus jį sulaikyti ir žiūrėkit, galbūt pavyks šitaip. Aš kiekvieną susitikimą Soma kvėpavimui mes liečiame vis skirtingą temą, vis skirtingus aspektus, skirtingus kvėpavimo poveikius mūsų nervų sistemai, mūsų sveikatai, mūsų imuniniai sistemai, mūsų hormoniniai sistemai. Ir kvėpuojame kartu su muzika, su ritmu, su vedimu ir meditacija. Ir jeigu dar nebandėte, kviečiu prisijungti. Jeigu bandėte, kviečiu dalyvauti reguliariai, nes paprasčiau būti negali, jums nereikia niekur eiti, jums reikia užsidėti ausines, padovanoti valandėlę laiko savo, užsidaryti galbūt miegamajame ar kitoje erdvėje, kur galėsite ramiai praleisti šitą laiką, po kurio sugrįžus, užbaigus praktikas, labai dažnai mano dalyvė sako labas rytas. Taip pailsėjusios, atsigavusios jaučiasi ta valanda ar netgi pusvalandis kartais kvėpavimo. Prilygsta keliom valandom turbūt miego, taip žmonės atsipalaidavę, atsigavę, susibalansavę pasijunta. Tai kviečiu jūs prisijungti į Soma kvėpavimą šį penktadienį ir kiekvieną penktadienį online. Po trupučiuką kaupti žinias, pažinti savo kvėpavimą. Noriu, kad žinotumėte, koks tai nuostabus įrankis, nes tai visada su jumis. Jūs visada šiaip ar taip kvėpuojate. Ir truputis žinių apie kvėpavimą gali leisti jums pasinaudoti savo kvėpavimu, subalansuoti savo psichologinę būseną, paveikti savo imuninę sistemą, paveikti savo termoreguliaciją, savo šilumą, arba atsivėsinti, kai per karštą, arba susišildyti, kai šalta, jeigu šala, kam šala beje rankas ir kojas. Galima apie tai pakalbėti sekančio susitikimo metu, apie šalančias rankas ir kojas ir kaip labai greitai paskatinti kraują grįžti į galūnes. Ačiū Jums, kas buvote kartu, laukiu jūsų registracijų ir rytoj, penktadienį, 7 valandą kvėpuojame kartu. Ir jeigu turit kokių nors klausimų apie kvėpavimą, apie savo poreikius, emocinius, fiziologinius, rašykite komentaruose, mielai atsakysiu sekančiose video. Iki pasimatymo.